Pone Loretą Janušaitę nepakviesiu komentuoti Palekorg studija plus UAB architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai projektų. Truputėlį šiek tiek įnešiu šitą komentarą į kontekstą. Komisijos nariai vieningai pastebėjo, kad darbai maždaug į 3 grupės susiskirstė. Tai mes pavadinom matriciniai arba pikseliniai. Kita darbų tokia estetika kvartaliniai ir trečia tokia estetika alegotikiniai. Tai į mano rankas pakliuvo, kuris buvo pavadintas matriciniu pikseliniu. Dėl jų buvo labiausiai ginčo, nes buvo laikoma, kad jie šiek tiek iškrenta iš konteksto, nors dalis komisijos narių labai aršiai gynė, kad galimas ir toksai variantas, kaip įvardinkim vienu žodžiu kitoks. Ta prasme, jeigu kvartaliniai ir gotikiniai tarsi yra teisingi, tvarkingi ir akademiškai galbūt be klaidos, šitie rizikavo pabūti kitokie ir suintriguoti, įvesti kitokį požiūrį. Natkevičiaus ir Paleko darbas buvo įvertintas, kad pakankamai pagavo mastelį savo smulkumu ir tarsi kitais žodžiais, kitais simboliais įvardijo kvartalo ir užstatymo struktūrą, tačiau pasiklydo, jeigu kalbėti apie sąlytį prie pagrindinių gatvių užstatymą. Gavosi tarsi sodybinis užstatymas gatvių išklotinėse. Nors parodė pakankamai įdomius ženklus ryšių su gatvėmis, čia tas akcentinis pastatas, kad jie vis tiek toje matricinėje struktūroje įvedė tam tikrus takus, kelius, kurie simboliškai surišo su istoriniu užstatymu. Kritikos sulaukė tas vertikalus apžvalgos bokštas, kuris pasirodė šitoje erdvėje yra konkurentas su pilies bokštu. Kaip? Aha, gerai. Bet žodžiu, kaip požiūris kitoks buvo pastebėtas. Aš galbūt daugiau neprisimenu. Gal čia labiau matosi tame bendrame išplanavime šitą dalis. Aš atsiprašau, jeigu čia kažką primiršiu. Iškia tam tikros ir erdvių pastebėjimas, kad tam tikra erdvė vedanti prie pėsčiųjų tilto teisingai pastebėta. Daugšos gatvė pagauta irgi ryšys yra. Bet žodžiu, daugokais kritikos sulaukė, bet būtent dėl atsitiktinio ryšio su išoriniu gatvių perimetru. O dar norėčiau savo tokį asmeninį pastebėjimą dėl bendravimo su grupėmis. Buvo labai įdomu stebėti, kada mes šeštadienį komisijos nariai vaikščiojom ir bendravom su kolektyvais, tiesiog juos lankėme ir klausėmės jų nuotaikos ir prisistatymą. Tai labai buvo malonu sulaukti iš užsieniečių grupės, ypač japonų grupė, jeigu čia yra vertimas, supras. Taip yra vakarietiškas požiūris į ateinantį vertintoją, nebijojimas pasakyti savo minčių, kad ir jos atrodytų pačios kvailiausios tą momentą, ar netidirbtos, žalios, bet tai buvo drąsiai pasakojama, atvirai, pasitikint, kad komisijos nariai bus konfidencialūs, neišplepės tų idėjų kaimynams. Ir buvo įdomu klausytis ir tai padėjo, kad komisijos nariai giliau perprato idėją, nes tai buvo tarpusavio ryšys. Panašiai išprovokavom ir Vilniečius, jų naudai, Reikės Grunskio grupėje, kurie taip pat pirmą minutę lyg ir išsigando, o po to visiškai drąsiai atvėrė ir papasakojo savo idėjos koncepciją ir pristatė savo darbą gyvai ir paprastai dirbtuvės sąlygomis. Tai buvo įdomu ir malonu, kad mumis pasitikė, kad mums pasakoja. Ir kritiškai vertinčiau kai kurių kauniečių grupės, kurie užsidarė, užsirakino savo kiautį ir su baime žiūrėjo, kad tik niekas neišgirsto jų idėjų. Tai ateičiai būkite europietiškesni ir atviresni. Pana Nerijų Valatkevičių kviečiu pakomentuoti Kančo studijos projektą. Labą vakarą. Kaip minėjau, Loreta, iš tikrųjų pagrindė buvo 3 krypčių darbai. Ir vienas iš tų darbelių Kančo studijos yra maždaug tokios rūšies darbų buvo 3-4. Ir būtent šitam darbui
konkurentų buvo ko gero didžiausias kiekis. Be abejo, buvo žymėtai labai gerų dalykų, tai kaip sprendžiama santykis su upe, tačiau buvo ir niuansų tokių, kaip kad neišsaugota yra visiškai esamo užstatymo, tai yra lituanikos pastatai kažkurie tai. Taip pat buvo galvojama, kad galbūt yra per didelis dėmesys parkavimui iš abiejų pusių, tai yra, kaip pasakyti, neišnaudota visa teritorija, arba tiksliau panaudota jinai daug didelių kiekių parkavimų. Iš tikrųjų, manau, kad tokius darbus praneš, būtent mano manimu juos reikėjo palikti, tačiau kartais likimas taip lemia, kaip lemia. Taip kad linkiu sėkmės ateityje.